Pagaliau trečią kartą jisai neištvėrė ir paklausė jos pačios, o tau to reikia? Rovėti reikia? Ar mums to įstatymą reikia? Štai čia ir atsakymai. Jeigu mes nesulaukiam, tai galbūt ir nereikia to įstatymą. Tiesa dėl uošvienės. Ta prasme, čia Seimas būtų, taip? Seimui pasirodo reikia. Žinot kodėl? Nes kiekvienais metais jisai skaičiuoja kiekis. Taigi mes neatsiplėšiam nuo tarybinės sistemos paukščiukų dėjimo. Mes planą turim pasirodyti. Ko daugiau negu praeitos kadencijos ir panašiai. O tai, kad tarkim, Skandinavijos vienoj šaly klausimas dėl korupcinio sandėrio pinigų įteisinimo, iš esmės kyšio įteisinimo klausimą svarstė 40 metų parlamentarų. 40 metų. Ir neskaudėjo galva. Ir visgi išsprendė, kad tai yra korupcija ir panašiai. Kadangi situacija pasikeitė, jie būtų anksčiau pritarė įteisinti ir įpareigoti mokėti mokesčius, kaip nekurioje šalyje buvo. Taip kad išspręskim tą klausimą. Jeigu mes visgi negalim pažaboti tą sritį, tai galbūt įteisinkim ir bauskim už tai, kad jisai nemoka mokesčių iš tų papildomų pajamų. Viskas. Lygiai taipogi su organizuotais nusikaltėliais Amerikoje buvo susidorota. Būtent per mokestinę prievolę tą deklaruoti. Bet čia pat ir papirkimai. Piliečiai nuo 2006 metų, 2008 metais kritimas ir po to šuolis, paskelbė krizę ir iškart šuolis. 2009 metais labai gražiai mes pastebėjom tą šuolį į viršų. O ką tai reiškia? Reiškia, kad žmonių mentalitetas nepasikeitė. Tai yra piliečių iniciatyva. Piliečiai nori duoti kyšį. Piliečiai nori pigiausią sąnaudom patenkinti savo norus, savo problemą išspręsti ir panašiai. Tai registruota statistika rodo ir panašiai. Piktnaudžiavimas mūsų tarnautojai lygiai taipogi neatsilieka nuo piliečių ir aš tiems, kurie nemato, kad visgi auga, aš čia raudoną liniją nubrėžiu ir panašiai. Čia yra kai kurios kitus skaičiukus, jūs matote ir STT indėlį ir tai, kas yra užregistruota ir tai, kas yra statistinėse duomenyse. Tas pats kišininkavimas, labai įdomus aliugas dabar su to kišininkavimu. Piktnaudžiavimų didėja, o kišininkavimo mažėja. Ir žinot, ką pasakytų kriminologai? Jie tiesiai aiškiai pasakytų melas. Tai yra melas. Kodėl? Todėl, kad mes reguliuojam šiandien kišininkavimą. Mes savo rankomis. Kokiu būdu? Kriminologai sako, vienas iš pagrindinių rodiklių, ar nusikalstamumas auga ar mažėja, yra smurtiniai nusikaltimai. Smurtinius nusikaltimus nuslėpti neįmanoma, kadangi žmogus vienaip ar kitaip vis tiek atvyks į ligoninę arba į lavoninę. Tai ten visada bus suskaičiuotas. Tuo tarpu vagystė, plėšimą, dar kokią nors kitą nusikaltimą, kad ir žaginimą, galima visada nuslėpti. Įkalbinti, pasakyti, ne čia pataikiai, prikalbinti močiutę, kad tau tos vištos ir nereikėjo ir jinai pasidarė laukinį ir išskrido į šiltus kraštus ir panašiai. Viską galima prišnekėti, lygiai taipogi, kaip šiandien Palangoje įkalbinėja žmonės po vasaros, per vasaros atostogas atvykėlius iš Kauno ir kitų regionų. Nereikia jums to pareiškimų rašyti apie dviračio vagystę, kad ir dviratis 1000 litų kainuoja. O kodėl? O todėl, kad jums brangiau atsieis važinėti į Palangą į proceso veiksmus. Štai jums apie baudžiamąjį procesą. Taip kitko jums pasiūlymas dėl baudžiamąjį procesą, ką jūs siūlyte. Nebaudžiamąjame procese reikia tą daryti, nes baudžiamasis procesas dėl viešo intereso apskritai tyli. Viešo administravimo įstatymo galim kalbėti. Gali būti jūsų siūlymas dėl pareiškėjų įstatymo, gali būti tas dalykas daromas tame įstatyme. Baudžiamasis procesas dėl viešo intereso šiuo atveju tyli.
Taip kad galbūt pakoreguokime, katrą teisės aktą galima būtų tai įkelti. Tai štai, šiandien kyšininkavimai pagrinde gaunami per operatyvinių tarnybų veiklą. Mūsų gebėjimai sumažėjo, jūs gaudyti, brangieji mano tarnautojai. Taip kad galite laisvai naudotis šitą progą. Galit, kadangi mum nurėžė algas, mum sumažino išlaidas specialiai technikai, kitiems dalykams. Šiandien aš sakau, 230 žmonių specialiųjų tyrimų tarnyboje, tai yra lašas jūroje. Minusuokit tai, kad pagal paskutinę STT direktorius ataskaitą buvo padaryta, kad 30% administracinio aparato, tai reiškia realiai dirba prieš jūs, kabutėsi prieš jūs, prašau, prieš jūs 167 žmonės, jeigu tai 30 paskaičiuoja 30%. Na, kaip jūs galvojate? Ar galės jie pridengti 40 000 tarnautojų armiją? Apie ką mes čia kalbame? Taip kad jokios realios kovos su korupcija nėra. Nu, aš taip labai smarkiai jums sakau. Tam, kad tiesiog sukelti ir išsproginti jūsų smegenis. Galbūt tai patiks. Kai kuriems ne, kuriems tai nepatiks. Štai jums STT veiklos rezultatai labai įdomus. Ta prasme, kad štai apatinė linija tai mūsų baudžiamosios bylos, čia yra piktnaudžiavimas, čia yra kyšininkavimas, čia yra viskas. Tai ko mes užsiimam. Tai yra, manykime, kad tai daro 167 žmonės. Tai žymiai mažiau žmonių dirba ties realiai baudžiamų bylų. Dabar štai 900 1050 buvo, dabar 898 pareiškimai. Klausimas. 898 minus 81, kiek lieka? 800. Klausimas. Tai ką mes visi tokie kvaili ir nežinom, kur rašyti ir ką rašyti ir ko prašyti. Kur dingsta štai šitie visi prašymai? Atsakysiu jums į tą klausimą. Mes tiesiog užsiimam pašto dėžutės veiksmais. Mes pagal viešo administravimo įstatymą persiuntinėjom tai, kas atsiųsta mums ne pagal adresatą. Tai reiškia, kad mūsų tarnybos pareigūnai dirba, iš esmės vėjui, jūs turėtumėte rašyti kitur, lygiai taipogi ir savivaldybėse dirbama, lygiai taipogi ir ministerijose ir panašiai. Ką spręsti ir kaip spręsti? Sakyčiau vieną paprastą dalyką. Atsakymas būtų toksai. Tam, kad išspręsti šitą problemą, visų pirma, reikia padidinti etatus, tai viena. Antra, padidinti finansavimą viešinimui ir mūsų skyriui, viešųjų ryšių skyriui. Jisai šiandien metinį biudžetą turi 2000 litų organizuoti visuomeniniam reikalam kažkokius tai reikalus. 2000 litų. Mes skaityklų skaičiuojam tam, kad jums paskaityti kažkokią tai paskaitą, išvykti kažkur tai ir panašiai. Vieną kartą tik tai štai su paskaitom mes atvažiavom į Klaipėdą. Per 5 metus mano darbo vieną kartą. Ką, nebe manęs. Iš esmės mes kiekvieną dieną turėtume kažkur nuvažiuoti, kažką daryti ir panašiai, ir tų PR akcijų daryti, ir aiškinimų žmonėm, kas yra korupcija. Žmonės nežino, kas yra korupcija, kadangi mes neaiškinam. Nesugebam prieiti prie to žmogaus smegenų. Deja, ką padarysi? Čia tam tikri skaičiukai ir jūs matot, kaip kito biudžetas, čia yra mėlynas stulpelis biudžetas, ir kitos linijos tai yra darbuotojai ir kiek yra korupcinių nusikalstamų veikų yra ištyrimai ir panašiai. Ir kaip matot, visgi šitą skaidrę, kai mes sujungiam ir pareiškėjus, ir nusikalstamas veikas, ir finansavimą, ir žmogiškuosius išteklius, mes matom, kad visgi
priekaištas ir mano dabar išsakytas ir visų kitų, sakoma, kad štai daugiau mokėkit, mes geriau dirbsime. Arba labai dažnai sakom, kaip mokam, taip ir dirbam. Tai yra, kaip apmokam darbą, taip ir dirbam. Taigi, atlyginimas sumažėjo, bet mes matom, 10 metais buvo labai geras šuolis ir skundų, ir išaiškintų korupcinių veikų, labai geras šuolis. Nors jeigu jūs prisimenat, 81 byla tik tai buvo. Bet toje pačioje vienoje byloje gali būti labai daug nusikalstamų veikų. Ir dokumento klastojimas, ir piktnaudžiavimas, ir kyšio paėmimas. Daug. Todėl nusikalstamų veikų vienoje byloje paprastai išauga labai daug. Todėl mes matom štai toksai šuolis. Tačiau pasiteisinimas daugiau mokėkit, geriau dirbsim, visgi neteisingas. Ir teisėjas Skirtūnas irgi nemažus pinigus gaudavo. Ir prokuroras Svitekūnas generalinėje prokuratūrai irgi neblogus pinigus gaudavo. Bet vis tiek ir vienas ir kitas paėmė po 30 000 nevalstybinių pinigų, o kitų piliečių pinigų. Taigi, ar jam trūko pinigų pramaitinti šeimą? Ne, visgi godumas. Vertybės. Štai kas yra svarbiausia. Kokiom vertybėm jisai vadovaujasi tam, kad kažką tai atlikti. Ir dar dėl KSI mes galim be abejo džiaugtis. Ir gerbiama Agnė visiškai teisingai pasidžiaugia, kad mes 2 punktais pagerėjo mūsų situacija ir panašiai. Tačiau pažiūrėkite į 2001 metus, į 2011 metus. Nieko jums neprimena. Labai gražiai ramiai, nes tai vietai banguoja, be jokių audrų. Bet tuo pačiu nėra augimo. Jūs matot, nėra augimo. Tai štai mes 10 metais gavom 5 balus, kas buvo labai didelis džiaugsmas. Tačiau aš taip spėju, kad mes gavom tik tai avansų 5 balus. Vien dėl to, kad Transparency International vadovė buvo apsilankiusi ir kalbėjusi su prezidente. Prezidentė tais metais krūvą tiesiog įstatymo projekto pateikė Seimui dėl baudžiamosios teisės, baudžiamojo kodekso pakeitimo, įvedant jį, sugriežtinant bausmes ir panašiai. Tačiau tas sugriežtinimas pasirodo nieko nedavė. O čia yra metinis pokytis, kuris parodo, kad visgi mes šiandien su jumis blaškomės. Mes su tomis korupcijos priemonėmis, idėjomis ir panašiai niekaip negalim ramiai ir nuosekliai eiti į viršų. Kiekvienais metais mes stringam ir kartais nukrentam žemiau bambos. Niekaip nesisekam. Ir mes matom, kad tas vertinimas, jeigu mes tą perkelsime, aš to nespėjau padaryti, kai sudėliosiu visus tos balus, tai pažiūrėsim, koks metinis pokytis tos vietos buvo ir panašiai. Ir pažiūrėsim, aš galvoju, kad situacija nebus geresnė ir panašiai. Ir Lietuvos reitingas visų kitų, ypač Europos Sąjungos mastu, irgi parodo, kad mes iš esmės toje pačioje vietoje tūpčia. Kolegos, mes biurokratėjame. Yra jau savoka biurokratinė korupcija. Labai graži biurokratinė korupcija. Mes šiandien įsisavinom būdus labai gražiai vaizduoti kovą su korupcija. Mes labai gražiai kūrėm programas, labai gražiai atliekam korupcijos pasireiškimo tikimybės ir pateikim tiek vienos, tiek kitos srities, sakydami, kad ten nėra korupcijos ir panašiai. Vilniaus rajonas labai gražiai mums atrašo visada, kad pas mus korupcijos nėra. Taigi, kaip tai nėra, visur yra, o pas jūs nėra. O jie atrėžia mums ir sako, ar jūs bent vieną mūsų tarybos narį sulaikėt, bent vieną administracijos direkcijos sulaikėt su kyšiais ir panašiai. Ir mes atsakome, ne, mes sulaikėt, taigi man, nėra korupcijos. Ir ką tu gali tą pasakyti? Bet pasitikėjimas institucijomis, tai bet krenta. Ir štai mes matom, kad pokytis buvo būtent 2008 metais. Nežinau kodėl. Ir aš nenoriu čia kaltinti nei vienos partijos ir panašiai. Čia bendrai politika yra ir nuostata piliečių visų valstybės institucijų darbo požiūriu ir panašiai. Mes matom, kad štai, tarkim, vieno langelio principas šiandien suvulgarizuotas buvo iki to, kad kiekvienose duryse yra po vieną langelį ir tas pilietis
Jis tiesiog laksto po tos kabinetus, be abejo nepraudarysim pro langelį dabar ir panašiai. Taip kad, kurie sako, kad štai mums darželių registravimo bendra sistema nereikalinga, kadangi pas mums darželių nėra, ar dar kažko nėra ir panašiai. Tai štai mes galim suvulgarizuoti viską, absoliučiai, visas geras idėjas. Lygiai tas pats, kaip mes sakėm, pagal vieną programą brangiai mūsų savivaldybės darbuotojai. Pažiūrėkit, kur mes ir kokias procedūras, licenzijas ir leidimus išduodant, mes galim supaprastinti, pagreitinti ir panašiai. Atrašė tik tai 30% savivaldybių ir tai pasakė, tai vat mes pakoregavom vieną dieną. Bet mes matom, kad tai iš esmės nepakeičia situacijos ir investicijų nepadaugėjo pakeitus vieną ir panašiai. Taigi, čia yra aiškus požiūris į tai, kad piliečiai šiandien nepasitikė mumis ir nepatenkinti mūsų paslaugomis. Čia yra bendras vidurkis, manęs paklausė viceministras teisingumo, o kieno čia yra lentelės. Burdas lentelės, jis suvedė visų valstybės institucijų ir prezidentūros, ir Seimo, ir vyriausybės, ir savivaldos, ir teisėsaugos institucijų į vieną ir štai pats nustebo. Aš pats nustebau, kad būtent toksai grafikas gavosi. Bet tai yra dėsningai šis. Ir dabar dėl tų pagrindinių veikų kišininkavimo, čia studentams tiesiog, kaip ir jums, galima būtų paskaityti ir pasidžiaugti, kad štai vat iki 5 metų nėra nieko raudono, kad galima būtų pažyčiuoti. Liaudai, nieko nėra, kad parodyti. Yra. Štai, jūs matot, 5 metų. Bet kas iš to? Kas iš to, kad mes grasinam piliečiui tarnauti iki 5 metų? O štai areštas ir bauda yra dažniausias bausmės už korupcinius nusižengimus. Taip kad šiandien politinės valios nėra panaikinti štai galimybę naudotis štai tomis baudomis. Jeigu būtų nuo 3 metų iki 5, aš sutikčiau, kad tai yra sugriežtinti. Tai štai, tada jau kas be ko. Taip kad ir kišininkavimo, ir čia pakeitimai, tarp kitko buvo, tie pakeitimai kaip tik buvo susiję tik tai su viršutinės ribos pakeitimu. Tai nieko nekeičia, tai yra vaizdavimas, kad mes kovojam su korupcija. Lygiai tas pats su papirkimais. Mes keičiam tik tai viršutinę nuo 6 iki 7 metų ir panašiai, bet nieko iš esmės nepasikeičia, kadangi teismų politika yra kiek kitokia. Kuria prasme, ne tik tai dėl to, aš vienam seminarį irgi kalbėjau ir diskutavom, jiems iškilo štai, kad mes turim 14 kalinių, čia yra daugiausias kiekis kalinių Europos Sąjungoje, bet brangiai mano, būtų dar daugiau, jeigu neišvyktų piliečiai šiandien iš Lietuvos. O mes visą tą laiką, pas mus žmonių mažėja aktyvių, dirbančių ir panašiai ir galinčių, dažniausiai darančių nusikalstamas veikas nuo 25 iki 30 metų. Jie išvažiuoja, kalinių kiekis tos pat 14. Tai kažkas ne tas. Tai jūs dabar perkelkite tą skaičių išvykusių ir procentą nusikalstamumą iš tų išvykusių į Lietuvą, arba bent suskaičiuokite kartu, kiek yra Suomijoje, Norvegijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kur kitur sėdės. Ir juos dabar perkelkite čia, pažiūrėsim, koks kiekis bus. Ir mes pamatysim realią situaciją. Nes jie tai ten neturi politinių tikslų sumažinti kalinių kiekį čia Lietuvoje. Ir kiek yra ir kokių žmonių ten sėdė. Žmonės specialiai daro nusikalstamas veikas tam, kad peržemuoti teisėsaugos institucijų sudarytose sąlygose. Ten jiems ir bananus duoda, vaisius, viskas košia, mėsa, žuvis, kiekvieną penktadienį, viskas tvarko. Močiutė šiandien turi tokią galimybę po 7 litus maitintis. Aš nieko nesakau, kad nereikia jais rūpintis. Tačiau siūlyčiau keisti teisės aktus taip, kad nei vienas valstybės tarnautojas neturi jokio šanso atsipirkti baudomis. Štai čia būtų politinė valia. Iki tol tai yra vaizdavimas, tai yra veidmainystė. Dabar uždavinių labai daug. Ir
ir ekonomikos, ir demokratinės, socialinės gerovės, nacionalinio saugumo, viešų paslaugų sektoriaus gerinimas ir panašiai. Štai kam yra skirtos visos korupcijos prevencijos priemonės. Ir štai tai, kas buvo anksčiau parodyta grafikose, ir tai, ką jūs čia matot pirmojo tiksluose, tai yra iš esmės jūsų veiksmingumo, priemonių veiksmingumo rodikliai. Iš esmės visą tai jūs turite turėti kiekvieną dieną ant stalo ir online režime stebėti, ar atsirado darbo vietų per mėnesį, ar sumažėjo bedarbystė, ar yra padaugėjo ar sumažėjo skundų į jūsų administraciją, ar sumažėjo ar padaugėjo nusikalstamų veikų jūsų kaime, regione ir panašiai. Nu ir lygiai taipogi dėl viešųjų paslaugų. Dėl viešųjų paslaugų Vidaus reikalų ministerija prieš 3 metus darė sociologinius tyrimus. 2 berods metus tik tai darė, po to pinigų nėra, 8 metų viskas užsidarė. Lygtai mums dabar jau nebereikia žinoti, ar viešosios paslaugos teikiamos savivaldybėse kokybiškai ar nekokybiškai. Labai gražiai matėsi tendencija, pagal kiekvieną savivaldybę galima buvo pasakyti, kur yra gerėja situacija, kur blogėja situacija. Bet mums pasirodo visų pirma, nereikia žinoti, mes nenorim žinoti, kokia reali situacija. O čia yra baisumas. Baisumas tame, kad mes nuo 2003 metų nenorim apskritai žinoti, kiek pareiškimų piliečiai paduoda šiandien į policiją. Mes nenorim žinoti. Ir šita kriminologinė statistika yra panaikinta šiandien. Ir šiandien realiai mes nežinom situacijos. Policija savo turi, STT savo turi, kiekvienas savo turi. Ir Transparency gaudo į kiekvienos institucijos, kiek pas jūs, kiek pas jūs, kiek pas jūs. Bendrai mes situacijos Lietuvoje nežinom. Taip, kad nei online vyriausybės mes neturim, nei online Seimo mes neturim. Nes jisai nestebi situacijos kiekvieną dieną, ar reikia to įstatymo šiandien, ar ne. Na, čia yra tik tai idėjas ir panašiai. Taigi, dabar dėl atskirų korupcijos prevencijos priemonių. Važiuojant čia, mes diskutavom ir aš taip labai kategoriškai ir griežtai pasakiau, kad tai yra mirusios priemonės. Mes šiandien 10 metų su tom priemonėm dirbom ir pasiekėm, kad kiekviena savivaldybė, kiekviena ministerija turi atlikti korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybę ir kiekviena savivaldybė ir ministerija turi korupcijos prevencijos programą. Ar pasikeitė kas nors? Čia yra įrodymas, kad mes formaliai atliekam. Kad mes darom tai, kas privalu daryti, bet ne savo, o kažkam. Šiandien KPT daroma STT, ne savo, o STT. Programą irgi STT daroma, nu galbūt kokiam nors merui ir panašiai. Jūs pasirodo ne savo darbo. Jūs nepriimat tai savo kūnu ir krauju. Tai netapo jūsų kūnu. Kodėl? Jūs iš pirmo teisinotės, kad tai yra ne jūsų funkcija ir jums primetama funkcija, jos tos funkcijos nėra savivaldybės, savivaldos įstatymė. Po to mes visgi įtikinom jūs, kad štai jums reikia šluoti savo kiemą antikorupcinių šluotų. Na ir jūs pagaliau pradėjote. Šiandien tikrai galim džiaugtis, kad visos savivaldybės, visos ministerijos turi programos, visos ministerijos ir visos savivaldybės turi atlieka KPT ir mums atsiunčia. Bet mes matom, kad piliečiai nuo to negeriau. Jūs nustatot ar nenustatot procedūrinius pažeidimus, nuo to pagerėja aptarnavimas ir viešų paslaugų teikimas. Nuo to padaugėja jums investicijų ir panašiai. Pas jūs naujakurių atsiranda ar ne jūsų savivaldybėje? Ne. Atvirkščiai, tam, kad jų neatsirastų, mes paskelbėm, kad štai mes kitą mėnesį išjungsim gatvėse šviesą. Džiaugiasi nusikaltėliai štai šitokių savivaldybės pareiškimų. Tiesiog džiaugiasi. Nes tik tai tamsoje nereikia templės tam, kad išdaužinėti ir ruošti savo nusikaltimo aplinką. Savivaldybė pasirūpina ir sudaro nusikalstamą aplinką,
visiems žvalikams, kurie tykoja pensininkus einančius iš pašto su savo pensijom varganom ir panašiai. Štai ką mes darom šiandien. Vietoj to, kad elgtis taip kaip Skandinavijai. Jie tam, kad žmonių veidai prašviesėtų tiesiog įjungia šviesas. Tiesiog įjungia šviesas ir panašiai. Taip kad korupcijos rizikos analizė. Šiandien mes labai dažnai darom įvairiuose srityse korupcijos rizikos analizę. Ir jinai priimama savivaldybėse kaip kažkoks tai baudas. Tai yra mūsų veikla, specialiųjų tyrimų tarnybos, bet jūsų pagrindu atliekama. Mes matom tam tikrus trūkumus, tam tikras spragas. Ir todėl jum iš esmės korupcijos rizikos analizė tai išorės, kabutėse, auditas, kuris nukreiptas jum padėti ir jum pasakyti, štai va šitoj vietoj jūs pakoreguoti, bus žymiai geriau ir panašiai. Baimintis korupcijos rizikos analizės nereikia ir reikia džiaugtis, kad STT pagaliau atkreipė jūs dėmesį. Iš esmės jūs turėtumėte veržtis ir prašyti, kad pas jūs būtų atlikta ta analizė, kadangi pas jūs kaip taisyklė nėra tų specialistų. O tai yra sudėtingas veiksmas. Mes savo laiku siūlėm, kad tai atliktų vidaus audito tarnyba, bet neišėjo mums, taip lengvai kalbant, prastumti šitos idėjos. Visgi valstybės vidaus audito tarnyba šiandien žiūri į tai, kaip vykdoma kova su korupcija ir kontroliuoja štai tų priemonių vykdymų ir panašiai. Na, apie švietimą, po to apie programas ir apie tai aš minėjau, galbūt informacija apie asmenį pateikimą. Šiandien labiausiai ir daugiausia pakeitimų yra kaip tik šį 4 punkte. Ir atsirado netgi ir papildomas straipsnis dėl ES pareigūnų. Tačiau, kolegos, tai visgi priklauso ne nuo STT. Tai yra informacija vadovui, administracijos direktoriui, ar tai direktoriui, ar kuriam nors tarnybos vadui ir panašiai. Ir aš sakau, kad tai yra formali priemonė. Nes pagal šitą priemonę mes netgi negalim rekomenduoti priimti ar nepriimti. Yra pavojus ar nėra pavojaus, kad jisai padarys korupcinį veiksmą ar panašiai. Taip kad šiandien tai yra, vėlgi aš sakau taip, vulgarizuodamas tą veiksmą, kad tai yra pašto dėžutės sistema. Mes surinkam informaciją ir pateikiam vadovui kompromatą, kabutėse, apie tą asmenį. Dabar jis žinos, kad štai tu ne vietoj stebėjai mašiną tam tikro laiku ir panašiai, už tai buvai baustas administracinio nuobaudą. Nu ir kas? Ar tai didina mano kraupotumą? Bendraja prasme, teisės sąmonės prasme, jeigu tu darai mažus pažeidimus, ilgainiui gali būti taip, kad tu padarysi ir didesnį pažeidimą. Taip, kad maniakais tampa mane iškart po truputį. Pradedant nuo vagystės, tampimo už kasyčių ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad čia yra patyčios, visą tai augina žmoguje neapykantą arba nemeilę artimą žmogui, keičia jo vertybės ir panašiai. Tai štai, mano siūlymų šiandien būtų labai daug keisti ir aš esu labai karštas šalininkas ir pareiškėjų apsaugos įstatymo. Mes su nekartą mes diskutavom to klausimo. Buvom darbo grupėje vienoje ir mano galva mes labai sėkmingą variantą tarnautojų elgesio kodekso paruošėm, bet pasirodo, kad nereikalingas kodeksas, kuris nustato elgesio taisyklės, ne principus, kuriuos kiekvienas traktuoja taip, kaip jisai išmano, kadangi kiekvieno išsilavinimas skirtingas, jisai traktuoja skaidrumą taip, kaip jisai nori. Ar tai yra skaidru, tai kai jūs matot čia? Skaidrus stiklas jūs matot tą laivelį. O kas yra laivelė? Tai mes dar galim padidinti tą skaidrumą taip, kaip Švedijos šeima paėmė ir nuogaliai tiesiog savo būtą skaidrę padarė. Arba taip, kaip Gruzijai padarė policijos komisariatus. Ar padidės skaidrumą tuomet, jeigu mes stiklinės sienas padarysim? O procedūriškai mes vis tiek viską darysim taip, kaip mums reikia. Tai štai atvirumas kuo pasireiškia. Tame, kad mes neslėpiam to, kas mums netgi ir nepatogu. Bet pasirodo, ne visada skaidrumas susiejamas su atvirumu.
Ir tas skaidrumas jau tapo kaip mantra kažkokia. Tai būkime skaidrus. Tai ką man dabar parodyti savo vidurius? Aš nežinau. Tai štai aš siūlyčiau šiandien žymiai griežtesnį modelį valstybės tarnautojų atžvilgiu. Žymiai griežtesnį. Yra ir Hongkongai, yra ir kitų variantų. Nebūtinai mes turėtume vadovautis netgi ir Europos modeliais. Bet juose visur yra labai įdomių dalykų, kaip tarkim, šiandien nuskambėjo programą, kaip tik vadovas mano skaitė naują programą, ir siūloma vienai tarnybai atiduoti arba vienai institucijai atiduoti tarnautojų priėmimo į darbą sistemą. Tai sakau, tai valstybės tarnybos departamentas yra. Jisai galėtų viską užsiimti, lyg ir turėtų užsiimti, bet jie neužsiims šito. Bet lygiai taipogi viena institucija turėtų užsiimti ir galbūt ugdymu valstybės tarnautojų, ta prasme, jo švietėjiškai veiklai, švietimu ir panašiai. Tai lygiai taipogi galbūt vienose rankose turėtų būti ir politinės korupcijos priežiūra, o ne taip kaip šiandien politinių kampanijų finansavimo įstatyme naujoje redakcijoje padaryta taip, kad vietoj to, kad sutelkti vienose rankose priežiūrą, dabar kovoja su politinė korupcija ir finansavimu ir STT, ir valstybės kontrolė, ir finansų ministerija, ir vyriausioji rinkimų komisija, kas ten dar nekovoja. O dabar atsakykite klausimą, o kas už ką atsako? Ką mes patrauksim atsakomybę? Kas turės iš jų vadovų atsistatydinti, jeigu kažkas įvyko? Ir panašiai. Tai be abejo, mes galim viską sukelti ant VRK ir sakyti, štai VRK kalta, kadangi jinai to užsiima ir panašiai. Bet lygiai taipogi mes galėtume kalbėti apie lobizmą. Šiandien mano nuomonė yra, nesutiks be abejo vadovas, sakys, nusišneki profesorių. Taigi, ir finansavimo kontrolė, ir lobizmas turi būti STT atiduotas kontrolė. Bet šiandien mes pajėgumų neturime, sako, mes negalim prisimti tos garbės, kadangi mes neturim lėšų ir panašiai. Na, o programų buvo labai daug. Jūs matot, kad iš esmės pagal 90 metų labiausiai ir mažiausiai įgyvendinta priemonių, arba daugiausiai neįgyvendinta priemonių būtent korupcijos prevencijos srityje. Būtent korupcijos prevencijos srityje. Kiek mažiau teisės pažeidimų tyrimo srity, ir pasisekė ir STT, ir dar galbūt ir likučių pinigų buvo, ir antikorupcinės švietimo srity. Užtat teisėkūros minus 68% įgyvendintų priemonių. Didžiausias kiekis vien dėl to, kad nelaiku buvo priimtas teisėkūros įstatymas, Seimas pavėlavo, bet dar mūsų laukia, aš turiu minimane, laukia analizė labai gilią, ar teisėkūros įstatymas atsižvelgia į visas priemonės, jų apie 14 priemonių naujoj programai susijusių su teisėkūros įstatymų naujųjų kelimu. Tai pažiūrėsim, ar atsižvelgta į tas priemonės ir tas idėjas, kurios buvo įkeltas štai šitą programą. Ir jūs matot, kad pažanga nekokia yra viešo administravimo ir valstybės tarnybos srityje. Nekokia. Tuo tarpu mūsų sveikatos apsauga arba veiklos ūkio subjektų priežiūra netokia yra tragiškoje situacijoje kaip teritorijų planavimas ir statybos priežiūra. Mes šiandien turim labai daug priemonių sveikatos sektoriuje, bet mes šiandien, kaip teisingai Neringai bevažiuojant, mes kaip persimetėm per keletą žodžių, Neringai iš Transparency International, sekant pagal programą mano kolegę, kad sveikatos srityje priemonės nukreiptos dažniausiai į pacientą. Tam, kad pakeisti jo mentalitetą. Ar mes galėsim taip greit pakeisti per programos laikotarpį iki 14 metų pabaigos jo mentalitetą, kad jisai neduotų? Vargu ar sugebėsim. Matyt, dar porą dešimtmečių reiks. Jau nekalbant, kai gydytojas reikalauja. Oi, tokių situacijų labai daug. Bet įsivaizduokit, kad mes šiandien nepajėgus pakeisti situaciją. Ir
jau eilę metų mes niekaip negalim papildomą savanorišką sveikatos draudimo sistemą fiziniams asmenims įvesti. Niekaip nenorim. Papildomą sveikatos draudimo fiziniams asmenims. Įmonėse ta sistema veikia ir pakankamai veiksmingai, kadangi jie yra paskata, mažinami mokesčiai. O fiziniams asmenims tik tai galima buvo kompiuterį įsigyti už valstybės pinigus, ne? Su lengvata atsimenant akciją ir panašiai. Tai štai jūsų klausimai ir mano atsakymai, jeigu jūs turite klausimų. Nežinau, kiek pavyko ar nepavyko suspraudyti jūsų smegenis ir pasakyti, kad viskas yra blogai ar gerai. Matot, aš bandau visgi jūs įtikinti, kad aš nesu pesimistas, aš esu realistas. Aš realiai žiūriu į skaičius ir realiai žiūriu į priemonės, kaip jos įgyvendinamas. Ir aš matau, kad šiandien didžiausia mūsų kliūtis tai mes patys. Ir tikriausiai vienas būtų labai gražus pageidavimas. Atrodo, čia yra užsklanda. Ne, atsiprašau. Bet tai nėra pats blogiausias variantas, kuris gali viešai pasirodyti. Nes man per viešus pasakymus kunigams pasisekdavo visiškai kitus vaizdelius parodyti. Tai štai mano pasiūlymas pabaigai būtų, užklaudu pirmą. Ne šitą pirmą. O technika. Ar jūs atkreipėt dėmesį? Kas organizatoriai ir kas dalyviai? STT ženkliukas. Lietuva be korupcijos ženkliukas. Ir Ievas Simonaitytės, mūsų gražus jaunimas. Tai štai aš noriu, kad visgi Lietuvos be korupcijos ženkliukas būtų ryškesnis, spalvesnis, patrauklesnis. Ir tikriausiai jisai taps tokiu, kai mes visi prisidėsim prie štai ir tos gražios akcijos, ir kovos su korupcija. Ačiū. Ačiū profesoriui Šerdai Durdai. Klausimų turit? Gal, paskėdėjimą gal vienas pasirgis. Jūs minėjote, kad vis dėlto negalima įstatyminės bazės priminėti tol, kol sąmonė iki to nepriauga. Drįsčiau nesutikti konkrečių pavyzdžių, tai yra kova prieš rūkymą, ypač laiptinėse. Kol nebuvo priimta įstatyminė bazė, taip, čia panasiavo. Taip, reiškia... Kolega, čia jūsų laisva interpretacija mano žodžių, kadangi štai tokio nebuvo pasakyta. Čia jūsų laisva, nors, sakyčiau štai ką, galbūt šitaip jūs interpretavot mano idėją dėl visuomenės požiūrio ir visuomenės pastabų vieniems ar kitiems teisės aktams, jų buvimo ar nebuvimo ir tolesnės jo eigos. Teisės aktais galima daug ką padaryti, bet didžiausia problema ne teisės akto priėmime, o jie įgyvendinime. Ir šiandien mums užsienio ekspertai sako, nėra problemų, jūsų teisinė bazė yra, jūs turite instituciją, jūs turite teisės aktus, bet nieks nevykdo. Tai tas pats ir Afrikoje yra. Tada teisės aktų yra apstu.